Pavasarį, vasarą ir rudenį labai daug atsiranda skraiduolių, kurie bet kokiu atveju yra nemalonus ir pakankamai pavojingi mūsų gyvūnams. O kodėlgi jie yra pavojingi? Pats uodo įkandimas arba musytės gali sukelti labai didelį niežulį arba alerginę reakciją. Ir aš šiandien jums parodysiu, kaip pasidaryti apsauginę priemonę purškalą savo gyvūnui. Mišiniui pasigaminti naudoju insektų repelentą, naudoju pirmistą. Pasiemu eterinio aliejų mišinį, į tokį buteliuką drąsiai galima 20-30 lašų. Tada atsidarau pirmistą ir tiesiog susipilu ir viską suplaku. Apsisaugau ir save, ir kojas, kaip mums reikia, kaip einam į mišką, ir lygiai taip pat gyvūną. Turime suprasti, kur purkšti ir kur nepurkšti. Tai mums reikia apsaugoti gyvūno kūną, kad skleistų kvapą, joks vabzdys nenorėtų čia atskristi. Kaip apsaugoti galvą? Eterinis aliejus patekęs į akis gali sukelti labai didelį jautrumą. Tai visą laiką uždarom akis, netgi greitai uždarome nosį ir aplinkui sugebame apipurkšti. Svarbu yra kojytės, svarbu yra netgi papilvė, apsaugo ir atbaido nuo daugelį skraidančių vabzdžių. Visuomet turiu pasigaminus šitam sezonui ir didesnį buteliuką. Dėl ko? Aš jį vartoju dažnai terasose, vartoju, jeigu einu prie ežero, būna tai, kad prie ežero dabar vis dėlto vabzdžių yra žymiai daugiau ir daugiau reikia apsaugos, kad galėtum ramiai ir pasideginti, ramiai ir pasirelaksuoti. Visuomet aš keliauju su didesniu buteliuku. Taip, į 300 ml buteliuką aš lašinu 50 lašų.